Labadiena, gerbiama auditorija. Esu pakviestas čia pakalbėti tema, su kuria dirbu, nesakau, kad labai suprantu, bet tiek dirbu kaip klinicistas, tiek kaip Vilniaus universiteto dėstytojas dėsto. Esu klinikinės toksikologijos gydytojas, dėstu Vilniaus universitete. Šios dienos tema yra labai tokia kontroversiška. Tai tema, apie kurią, kaip apie krepšinį ir politiką, visi lietuviai turi savo nuomonę. Visi viską žino, bet dažnai būna tokia diskusija tarp nuomonės ir tarp faktų, kuriuos pateikia mokslas. Ir aš bandysiu atstovauti šitą vietą mokslo nuomonę. Ir pati tema yra apie problemą, yra jinai ar nėra, ar yra psichoaktyvių medžiagų ta vartojimo problema, ar tai liečia labai siaurą visuomenės dalį, ar tai daugiau, ar liečia didžiąją dalį. Pabandysiu pasakyti, ką mes žinome iš mokslo ir ko galime remtis. Tai yra, pradžiai pradėčiau nuo paties apibrėžimo. Visi puikiai žino, kas yra narkotika. Tai yra baisus blogis, su kuriuo reikia kovoti, kaip darė Niksonas, dar kažką daryti, gydyti, bausti. Bet ir su terminu ir visiems viskas aišku. Kas yra psichoaktyvios medžiagos? Čia jau toks terminas, kurį visos praktiškai grupės bando ignoruoti, apeiti arba apie jį nežinoti, nes, jis nepatogus vartojant. Jeigu kalbant paprastai, tai psichoaktyvios medžiagos yra bet kokios medžiagos, kurios patekia į mūsų kūną ir nukeliavę iki smegenų, vienaip ar kitaip keičia jų veiklą. Ar tai elgesį, ar tai suvokimą, ar tai nuotaiką, ar tai sąmonės lygį. Jos gali būti skirstomos labai įvairiai. Juridinė prasme jos gali būti skirstomas į legalias ir nelegalias. Tai yra visiškai žmogaus sukurta struktūra, nes ta pati medžiaga, pavyzdžiui, tas pats alkoholis Lietuvoje yra legalus tam tikrais apribojimais. Jeigu nuskristi į lietuvių pamėgtą Dubajų, staiga jis ten tampa nelegalus, bet biochemijoje nepasikeičia. Tai čia yra legalios ir nelegalios, yra skirstimas, nieko bendro neturinti su neurobiologija ir poveikiu. Sunku suprasti ir kai kam pripažinti, bet nemaža dalis vaistų taip pat yra psichoaktyvios medžiagos. Kai kurie nuskausminantis, tiek stiprieji, tiek opioidai, tiek ir įprastiniai mūsų vaistai, kurie dažnai net parduodam be recepto, turi savo centrinį poveikį. Kai kurios medžiagos vartojamos trumpalaikės intervencijos arba operacijose, tai yra analgetikai, anestetikai. Ir praktiškai absoliučiai visi psichofarmakologijos preparatai, tai yra, ar tai būtų raminantis, ar tai būtų antidepresantai, ar antipsichotikai, ar normalizuojantis nuotaiką, visi jie tiesiog privalo būti psichoaktyviom medžiagom, nes turi veikti smegenys. Ir čia toks, kaip sakyti, doras lietuvis patenka į tokį kaip ir sumišimą, kaip čia dabar. Buvo vaistai, tai yra gerai, buvo narkotikai, buvo blogai. Dabar čia viską į vieną krūvą. Viskas prasidėjo nuo to, kad mes pasiklydom vertime ir mes žodį drugs išvertėme į narkotikus, kas yra ne visai tiesa, tiksliau visai netiesa, nes narkotikai yra narcotic drugs. Bet mes, kadangi turim tokį departamentą aš to pavadinimu ir kai pasakai, kad turėtų būti kitaip, žmonės pyksta, nes pavadinimas ir taip ilgas, bet tai ta sumaištis ir išlieka ir mes to suvokimo neprisileidžiame, todėl kad neturim tik priimtino apibrėžimo. Dabar yra labai gražus terminas svaigalai, kuris galėtų būti, bet psichoaktyvios medžiagos yra tai, kas atspindi kaip ir mokslo požiūrį į šitą problemą. Tokius porą pavyzdžių. Manau, kad didžioji dalis auditorijos šį rytą ar tos dienos rytą, kai klausysi šitos pasakėlės, pradėjo nuo kavos. Ar kavoje yra psichoaktyvių medžiagų? Čia turi būti klausimas į auditorijos nėra. Yra netiesioginiai, tai atsakysiu taip, tai yra kofeinas, klasikinė psichoaktyvi medžiaga. Kartais į kavą dar kai kas deda cukraus, kuris irgi
atitinka visus psichoaktyvios medžiagos apibrėžimo požymius. Šokoladas, be kurio, kaip sakyti, mes neįsivaizduojame savo poilsio ar kažkokių vakarėlių, bei jis nieko bendro neturi su tuo šokoladu, kuris yra jų kilmės šalyje, tenais yra juodas kartu su pipirais ir visokiais kitais prieskoniais, bet ten esantis triptofanas, jisai veikia kaip prekursorius įvairiems hormonams, tame tarpe serotoninui, melatoninui, ir taip pat gali būti priskiriamas psichotiniom medžiagom. Ir visiškai nesvarbu, ar tai medžiaga skysta, ar kieta, ar tabletuota, ar leidžiama, ar uostoma, ar valgoma, jeigu jinai kažkokiu būdu, ar kaip naudojama tokiu klasikiniu lietuvių liaudies būdu badymų įsėdimą, čia toks yra visiškai mūsų nacionalinis fenomenas, kad skrandį apsaugot. Jeigu jis nueina iki smegenų ir ten kažką daro, tai yra psichoaktyvi medžiaga. Didžioji dalis mano auditorijos jau daugybę metų sako, tu gal pats ir supranti, nors mes abejojam, bet sako, paskui prastai, psichoaktyvios medžiagos, tai narkotika ne? Ar galime dėti lygybės ženklą? Ne. Visi narkotikai, atsižvelgiant į tą pačią termino kilmę, mes turim graikų studentų, jie sako narkoš, turbūt narkoš, tai yra slopinantis mygdas, tai yra slopinantis preparatai. Realiai, kalbant apie narkotikus, mes kalbame apie labai mažą grupę, taip labai pavojinga. Bet tai yra nelegalūs opioidai, tai ką mes dabar vadinam fentaniliu, nors tai yra fentaniliai. Dar heroinas karts nuo karto pasitaiko, receptiniai opioidai, tai va būtent visi narkotikai yra psichoaktyvios medžiagos, bet ne visos psichoaktyvios medžiagos, ačiū Dievui, yra narkotikai. Nes didžioji dalis rinkoje esančių medžiagų yra stimuliatoriai arba haliucinogenai, arba tarpe tarp jų, taip vadinami taktogenai. Jie dabar užima vyraujančią rinką, į juos nusitaikė didžioji dalis jaunosios auditorijos, kuri dabar perima iniciatyvą iš veteranų. Ir, kaip ir sakiau, ne tas pats, tai yra, kaip mane mokino 7 vidurinė, kuri dabar Žirmūnų gimnazija, sakė taip, visi kvadratai yra keturkampiai, bet ne visi keturkampiai yra kvadratai. Visi narkotikai yra psichoaktyvios medžiagos, ne visos psichoaktyvios medžiagos yra narkotikai. Ar tai problema? Gal čia aš šneku apie tai, kas liečia tik tai blogų tėvų vaikus, arba blogus žmonės, nedorus žmonės, ar tai liečia visą visuomenę. Šiaip yra tokia, galima diskutuoti, tačiau vėlgi mano paskaita yra bandyta paremti mokslą. Amerikiečiai 21 metais savo žurnale JAMA, Amerikos medicinos asociacijos žurnale, išspausdino straipsnį. Tokį keistą straipsnį apie gyvenimo trukmę. Natūralu, kad per pastarąjį šimtmetį visam pasaulyje gyvenimo trukmė didėjo, išskyrus tos karus. Tačiau prieš pat COVID epidemiją 15-17 metais staiga ėmė mažėti Amerikoje, šalyje su tokia sveikatos apsauga. Aišku, labai yra tokia nelygiavertė, bet ir ėmė mažėti 25-64 metų amžiaus sąskaita, šito segmento, dirbančio segmento sąskaita. Tai yra, amerikiečių vidutinė gyvenimo trukmė pradėjo mažėti dėl to, kad trumpiau išgyvena 24-64 metų žmonės. Kodėl? Kokios lygos pagrindinės? Aišku, tai, kas pas juos vadinama kardiometabolinės, širdis ir diabetas. Suplakta į vieną, ten apie 170 tūkstančių mirčių per metus šito amžiaus segmento. Antras segmentas pagal mirtis yra apsinuodimai psichoaktyviom medžiagom ir alkoholio ir jų sukeltos mirtis. Tai yra, mes turim antrą, čia galėčiau klausinėti, jūs spėliotumėt, sakytumėt, tenai vėžys, dar kažkas ir tai būtų netiesa. Tai yra psichoaktyvios medžiagos ir alkoholis. Alkoholis yra klasikinė psichoaktyvi medžiaga, bet jinai įdėta atskirai tiesiog, kad būtų žmonėms aiškiau. Ir trečias yra savižudybė, kas tiesiogiai susiję su psichoaktyviom medžiagom arba kaip priežastis, arba kaip būdas. Taigi mes turime tvirtą antrą poziciją po širdies kraujagyslių ligų, darbingo amžiaus segmentų, mirčių priežastyse Amerikoje. Kodėl Amerikoje? Amerika vis dar daro skrodimus. Europos savo šito neleidžia. Aš nežinau kodėl, daugam nepatinka, kad aš tai sakau, bet Europa atsitraukia nuo postmortem tyrimų, nebedaro praktiškai tokskrinų mirusiam, amerikiečiai daro visiems neaiškiem mirusiam su labai plačiu tyrimų psichinių medžiagų ir randa netikėtų dalykų. Ir štai todėl pas juos yra
kaip sakyti, tokios statistikos. Dabar surasti lietuvišką statistiką, kurią būtų galima pasitikėti, nėra toks lengvas darbas sveikatos statistika. Aišku, yra ten, kaip sakyti, mūsų oficiali statistika, ten, kur ten pas mus tik Anglijos karalienė gali mirti nuo senatvės, pas mus miršta keli žmonės per metus arba nei vieno. Aš šiek tiek esu linkęs naudotis kitais šaltiniais ir vėlgi pas mirties faktas yra visiškai archaiškas būdas įvertinti rizikos veiksnio naštą. Civilizuotas pasaulis jau nuo 500 metų naudoja taip vadinamas disability adjusted life years. Lietuviškas vertimas yra dėl ligos prasti sveiko gyvenimo metai, yra keli variantai. Ir juos puikiausiai publikuoja Pasaulio sveikatos organizacija pagal duomenis, kuriuos jiems teikia valstybės. Ir yra puikiai online prieinama Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazė, kur gali pažiūrėti įvairias šalis, tame tarpe ir Lietuvą. Ir jeigu taip žiūrėt pagal visas amžiaus grupės, taip aišku, širdies kraujagyslių pirmauja, insultas, viskas tvarkoj. Tačiau, jeigu pradedi žiūrėti pagal atskirus amžiaus segmentus, tai jeigu žiūri 20-24 metų amžiaus žmonių netektus sveiko gyvenimo metus, tai pirmauja, kaip nebūtų keista, savęs žalojimas. Ir antras yra psichoaktyvios medžiagos. Ir po to depresija, kuri labai dažnai tokiam amžiaus žmonėm yra susijęs su vienokio ir kitokio psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Po to yra jau sužeidimai kelyje ir tai, jeigu žiūrėt toliau 35-39 metų, vėlgi yra savęs žalojimas ir jau atsiranda cirozė. Cirozė, kuri yra ilgo įdirbio su alkoholiu ženklas. Mes dabar viską metama su operatorium ir ponė ir pradedam gerti, mes ant kalėdų cirozės jokių būdų neturėsime. Tiesiog tai yra ilgo įdirbio ženklas. Ir mes kalbam, kad 35-39 metų žmonės jau turi ilgamečio, dešimtmečiais trukusio, taip sakant, proceso pasekmes. Ir išeina į antrą vietą, aplenkdamas ir išeminė širdies lyga, kuria yra 5-6 vieta. Tarsi statistika visai skiriasi, jeigu kalbam apie amžiaus grupės. Ir Lietuva nėra toks jau saugus kraštas šitą prasme. Ar problema tikrai reali? Vėlgi yra daug šaltinių, kurie sako, kad maždaug 5%, nuo 4-5% suaugusių žmonių pilnai atitinka visus priklausomybės medicininius kriterijus. Kas 10 žmogus yra priklausomas nuo vienos ar kitos psichoaktyvios medžiagos. Tačiau ne jie daro didžiausią problemą visuomenėje. Didžiąją dalį problemą sudaro tie, kurie yra taip vadinami žalingam vartojimui. Žalingas vartojimas yra būklė, kur žmogus dar gali pats suvaldyti situaciją, nes jau priklausomybę reikia gydyti. Ir čia yra 12-13%. Realiai mes kalbame apie 17-18% suaugusių, kurie turi akivaizdžių problemų su viena ar kita cheminė medžiaga. Ką tai reiškia? Kas 5, kas 6. Ir nereikia galvoti, kad tai yra kažkokie socialiai pažeisti asmenys. Aplink jų yra. Ar medikai irgi serga? Medikai, kurie viską žino, viską supranta, čia 15% medikų, nuo 8 iki 15 skirtingi šaltinės, turi taip vadinamus substance use disorders, tai yra žmonės, kurie turėtų gydyti kitus, patys turi. Tai tarp adiktologų, kai kurios šalis taip vadina priklausomybių specialistus, tas procentas yra, nepatikėsite, bet didesnis. Dabar, kalbant apie tas psichoaktyvias medžiagas, galime suskirti taip. Į tai, ką mūsų visuomenė priima ir leidžia, tai Lietuvoje tai yra pagrindinis tabakas, alkoholis, numeris 1, numeris 2. Tos medžiagos, apie kurias vis dar kalba žmonės ten 40 plus ir galvoja, kad taip vis dar yra, tai tos taip vadinamos 6 sesės. Heroinas, kokainas, amfetaminas, metamfetaminas, MDMA ir LSD. Tai praktiškai išeinanti pozicija. Kanapės net iš šitą kūrybinę kompaniją nepatenka, nors jos yra numeris 1, dėl ko kreipiasi Europai gydymui, bet
per mano neilgą 30 kelių metų biografiją, praktiškai 3 rinktinė keičiasi tų medžiagų, kurios buvo vartojamos. Ir ta dabartinė man kelia didžiausią baimę ir nerimą, nes su tom klasikinėm medžiagom jų buvo ten kelios ar keliolika, dabar turim kelius šimtus tų naujų psichinių medžiagų šiai dienai. Yra virš 900. Ir perspektyvos žmogui visiems būdinga ieškoti ir dabar toks yra kažkoks visuotinis, nesakysiu visuotinis, bet kaip ir pamišimas, ieškoti, kuo dar čia būtų galima apsidaužti, labai geras žodis, ir dabar pereitų metų topas, tai buvo raudonosios musmirės. Ten ištisi puslapiai, kaip gerai išsimiegoti, kaip tai koks puikus preparatas, ne visiems puikus, nes turėjome pas save ir skyrių, ir reanimacijų turėjome, bet žmonės sako, tai melas, netiesa, kad tai yra sufabrikuota. Neturiu kol kas paaiškinimo tokio, kaip sakyti, dalies visuomenės tokių mąstymo sutrikimų arba nenorėjimui pripažinti mokslo argumentų. Dabar kalbant apie tendencijas, kada prasidėjo visa šitą naujų medžiagų era Europą? Kada pradėjo keisti? Prieš 10 metų. Prieš 10 metų Europos psichoaktyvių medžiagų monitoringo centras, kuris yra tokia kaip bendra agentūra Europos Sąjungos, jis kaupia iš visų valstybių duomenis ir apibendrinant daro išvadas, pastebėjo, kad išeina heroinas, kuris tuo metu pas mus buvo. Heroinas, kaip tik atsirado fentaniliai, tai sakė, atsirado stipresnis heroinas. Vanduo negali būti šlapesnis už vandenį, heroinas negali būti stipresnis už heroiną. Preparatas prieš 100 metų, bet tiesiog mes nepripažinom, neatpažinom ir nežinojom, nemokėjom įvertinti naujųjų fentanilių. Ir heroinas išeina, ateina stimuliatoriai, sintetika ir vaistai kaip piktnaudžiavimo priemonė. Tais laikais tu galėjai būti Lietuvoje nubaustas už tokius pareiškimus, dar dabar kai kas žiūri, kaip tai, taigi čia vaistai. Per daug vaistų nebūna. Bet šiau vaistai kaip piktnaudžiavimo pozicija Europoje jau yra žinoma nuo 14 metų, nuo 16 buvo aišku, kad jie lipa vis aukščiau ir pereitų metų ataskaita. Buvo toks apibendrintas žodis prezidento ir įvardinta, kad tos medžiagos naujos visur viskas visi. Prieinama visur, jeigu anksčiau sakyti, ten dideliuose miestuose, ten rajonuose ar kaimuose nėra, visur, kur veikia mobilus ryšys, o jis veikia visur, jis platinamas būtent per tos visus kaip socialinius tinklus, prieinama viskas iš tų 900 medžiagų. Bėda yra tai, kad net pardavėjai nežino, ką jie platina, nes nežino, ką gamina gamintojai, nes kai medžiaga yra nauja, tai procesas nesustovėjęs, tai yra prieinama praktiškai viskas ir įtraukti yra visi. Ne mano čia teiginys, čia yra MCDDA. Pereitų metų ataskaita. Ką reiškia? Kad nebūtinai, kad visi vartoja jokių būdų, bet mūsų tai veikia tiesiog ir netiesiog. Ir dirbam su tokie žmonėm, ar moka mokesčius už jų gydymą, ar padarytas, kaip sakyti, žalas. Bet taip yra. Visur viskas visi. Lietuvoje mes turim, po truputį netenkam savo nacionalinio tokio vaizdo, mes daromės bendras kontekstas Europos su tokiu mažu skirtumu, kad mūsų diagnostika yra labai silpna. Bet visur yra tokios pagrindinės medžiagos, iš tų naujų medžiagų grupių yra sintetiniai katinonai, padaryti pagal khatą arabinių dusūną stimuliatoriai, kuriuos dabar labai mėgsta, jūros druskų, vonios druskų pavadinimą. Pavojingiausia, ko gero, labiausia savo paplitimų medžiagų grupė, tai sintetiniai kanabinoidai, kuriuos deda visur dabar, net nežinau kur, ir labai daug opioidų naujų, tai jie daugiausiai gyvybių nusineša. Su mūsų diagnostika yra, kaip sakyti, mes dar 20 amžiuje šitoje vietoje užstrigom, aš su visa atsakomybė tai sakau. Gali klausti manęs, kas nori, bet kuris autoritetas. Ir man dėl to labai liūdna. Yra labai kraupi statistika. Vėlgi, jeigu kalbam statistiką, dėl psichinių medžiagų mes galim remtis didžiąją dalim Amerikos patirtim, nes tai yra labai gera postmortem diagnostika ir jie turi tokią duombazę, kurį prieinam online. Per pastarosius 12 mėnesių mirusių žmonių dėl psichinių medžiagų kiekis. Tai 22 metais perkopė simbolinę 100 000 mirčių patvirtintų ribą. Ir dabar eina
aukštyn ir tik šiemet sausio mėnesį pirmą kartą po 9 metų pradėjo mažėti. Tai tas veikia šiokios tokio pirmą kartą, nes taip. Ir nieks nei Covidas nesustabdė, nei Trumpas, kuris žadėjo studijuoti, nei Bidenas, kuris sakė, nieko nepadarė. Realiai jie sako, mes kas 2 savaitės turim tiek mirčių, kiek buvo rugsėjo 11 teroro akto metu ir nieko nepadarom. Ir tai yra dažniausiai fentanilį. Europoje tas vaizdelis yra gerokai gražesnis, nes mes ten tyriam savaip, skrudimų darom vienetus. Tai mes turim 6,5 tūkstančio mirčių, bet vėlgi fentaniliai ir, kaip nebūtų keista, ta populiariausia lietuvių medikamentų mėgstama grupė benzodiazepinai, derinys. Dabar, sako, o kaip palyginti vieną medžiagą su kitu? Tai yra, lyginimas laik yra labai nedėkingas reiškinys ir kol kas yra vienas autoritetas, kuris sau tai leidžia, profesorius Davidas Nutas. Jis padarė vieną tokią analizę 7 metais. Savo vieną, kaip straipsnį spausdino Lancete, gavo nuo visų barti, kad tu čia netaip supratai. Visus, kurie jį barė, surinko į ekspertų grupę, kaip Lietuva įprasta. Sako, dabar mes visi spręsime. Ta ekspertų grupė sprendė. Tai čia 10 metų palyginimas. Naujesnio nėra. Kodėl? Tai yra labai nedėkingas verslas. Bet esmė yra kokia, kad pagal įvairius kriterijus, čia toks visiškai archaiškas, pirmas yra alkoholis, po to antras yra heroinas, dabar heroino aplamai Europoje beveik nebėra, tik su mažom išimtim. Bet jau tada matosi, kad vaistai truputį įžengia tvirtai tą reikalą ir alkoholis yra vienintelė medžiaga, kuri labiau veikia aplinkinius negu patį vartotoją. Visos kitos labiau veikia, kai sako, aš geriu, ne jūsų reikalas, tada galbūt pakeisk medžiagą ir tada bus tikrai tavo reikalas. Žiūrinti sveikatos rizikos veiksnius vakarų ir rytų Europoje, tai akivaizdu, kad dalinasi ten pirmavimą tabakas ir alkoholis. Ir, kaip nebūtų keista, priešingai, taip mūsų, kaip sakyti, tokiems įprastiems modeliams, ne kraujospūdžiai, ne cholesteroliai. Jie yra 10-ukė, bet ne viršuje. Būtent tabakas ir alkoholis yra pirmaujantis rizikos veiksniai. Ir čia yra pasaulio sveikatos organizacijos duomenys. Galima buvo viską atmesti šitą įžangą ir kalbėti tik tai apie naujasis psichijos medžiagas. Tai naujas psichijos medžiagos yra tos medžiagos, kurios veikia kaip senosios, bet nėra patekę 2 knygutes, 61 ir 71 metų vadovėlius Jungtinių tautų. Jeigu jų ten nėra, medžiaga naujoji. Nors, pavyzdžiui, tokia kaip mefedronas, jei toje bus 100 metų. Viskas. Tai tos naujosios nebūtinai vakar pagamintos. Jos gali būti pagamintos per 100 metų, bet dabar ištrauktos ir pradėtos naudoti kam? Tam, kad, kaip sakoma, daužtų. Pereitų metų ataskaitos duomenimis šiuo metu Europoje yra nei daug, nei mažai. Jeigu sesės buvo 6, tai dabar 930 medžiagų. Įrodytų. Išimtų iš biologinių terpių, tai yra iš vartotojo kraujo. Lietuva šitoje vietoje prisidėjo lygiai 0, nes mes tų analizių kaip ir nedarom. Jeigu kas nori su manim ginčytis, aš mielai. Pradžioje, kaip atsirado, tai buvo visiškas chaosas, panika, kas bus. Bet po to pastebėjo, kad medžiagų daugėja, bet grupių nedaugėja. Ir apie tas grupės aš norėčiau tiek pašnekėti. Sintetiniai kanabinoidai grupė, kurią žmonės sugalvojo tam, pradžioje kaip vaistai ir labai gerą vaistą, iki šiol vartojimą sukūrė firmos tam, kad pykinimus, apetitą pagerina prie tam tikrų patologijų. Po to nusprendė, kad taigi, jeigu yra sintetinis kanabinoidas, tai galima vartoti šalia kanapių ir vietoje kanapių. Ir tai yra tokia medžiagų grupė, kuri kaip chameleonas, kaip Duncanas MacLeodas keitė savo rūbus, bet esmės nekeitė. Keitė savo nešėjus, pradedant, kas dar atsimena, buvo tokie Spice'ai, kelios parduotuvės Lietuvoje buvo keistų pavadinimų Amsterdamas, pardavinėjo žulyčių mišinius, bet pagal nutylėjimus jiems buvo žinoma, kad jos yra supurkštos sintetika, po to pradėjo purkšti ant kanapių. Tai yra natūralias kanapės stiprino sintetinės kanabinoidės. Tas išlaikė ir į keletą metų. Tada 16 metais pirmą kartą Amerikoje Surgeon General aprašė, kad pradėta dėti į tą naują fenomeną. Jis nėra naujas, jis plačiai paplitęs tik neseniai. Fenomeną elektroninės cigaretės, kur galima dėti bet ką, ir pradėjo dėti tuos sintetinius kanabinoidus. Lietuvoje paplitę tokiais kvailai linksmais pavadinimais, nenoriu šių cituoti, sudarančių žaismingumo įspūdį, dar ten kažko įspūdį. Ir
realiai, ką jie pakeitė taip, kad anksčiau pediatrai, intensyvistai klausydavo, ką mes matom pas save reanimacijos apsinuodimus, tai dabar mes jų klausom. Nes tas persistumimas iš suaugusių pilnamečių į nepilnamečius, eksperimentavimo prasme, mane yra bauginantis. Labai, nes pirmą smūgį priima vaikai. Ir sintetiniai kanabinoidai, čia mano paveikslėlis, mes ten turim visokių tokių, mes matom tik pilnamečius, didžiąją krūvį dalį mato pediatrai. Bet kas patenka pas mus, tai su psichozėm nusiperka, įsilašina ten kelis lašus, ten išdaužo namus, po to tėvai kviečia pareigūnus, greitai gabena pas mus, sako, po psichozę, sako, per daug įsidėjau, prašau duoti mano turėtą, kaip sakyti, medžiagą ir aš eisiu namo. Ir spėkite ir atidė. Kainuoja nusikalstamai pigiai, drąsiai rašomas pavadinimas ant to buteliuko ir jokių apribojimų nėra prekiaujant. Kaip pirmą kartą, tos naujos elektroninės cigaretės ir jas dedami sintetiniai kanabinoidai, tai visą laiką toks mokslų yra kaip ir naujovė ir kaip išgirdom apie tai, kad gali sukelti traukulius, galvom, kaip čia, kur čia. Amerika prašė 35 epizodus, įdomu, ir mes turėjom visai neseniai, kaip neseniai prieš 2 metus jau dabar, prieš 1,5 metų, kultūristą, kurį ištiko traukuliai, kuris ten sakė, nieko nežinau, aš sveikai gyvenu, neurologai ištyrinėjo ten, ar čia epilepsija, ar čia kažkoks smegenų patologija, nieko, bet mes turim tokį nedidelį lokalų laboratorijos įrangą, kur galim nustatyti, radome jam sintetinius kanabinoidus, liežuvis sukandžiotas visiškai. Sakom, tai mes pas jūs radom sintetinius, sako, nu jo, 4 dienas garinau smailą, nu ir kas, nu ir nieko tiesiog. Liežuvis, aišku, mažiausia čia bėda, bet traukuliai turi pasiekmes. Jis leido nufotografuoti savo liežuvį, toks malonus jaunuolis. Apie tai, kad jie vėl keis savo nešėją iš elektroninius, eis toliau, tai buvo senai rašoma ir dabar nelabai paslaptis, kad ten rašė, kad bus valgomos formos. Nu, sako, Lietuvoje gal dar negreitai, gal, kaip sakyti, dar luktersim ir lygiai pernai. Mūsų kolegos vaikų intensyvistai atsiuntė nuotrauką su guminukais, ant kurių pateko pacientas su traukuliais. Parašyta THC. Meškiukai tokie gražus ir guminukai tokie apetitiški. Šiek tiek pakeisti pavadinimą, bet, nu tai kas, THC tai žolė. Va čia yra viena iš klaidų, ant kurios pasimauna, jeigu ne 100, tai 99% skaitytojų ar klausytojų ar vertinta. Mūsų sąmonė THC yra 9-delta tetrahidrokanabinolis, tai yra augalinis preparatas. THC nėra preparatas, THC yra grupė. Ir delta 9 tetrahidrokanabinolis yra vienas iš. Visi kiti didžiąja dalimi yra sintetika. Taip, kad šitie guminukai nieko bendra su kanape neturi. Tai yra normalūs sintetiniai dariniai ir tos pasakos apie dėdės blogus, kurie dalina saldainiukus prie mokyklų. Anksčiau buvo toks visiškas klėdesys, bet dabar tai yra tik tiek, kad ne dėdės, o vienas iš 4 artimiausių draugų paprastai pasiūlo. Ir jau tai atėjo į Lietuvą. Panašiai kaip Maklaudas rūbus keičia, o esmė ta pati, reikia nukirsti galvą ir klausyti Kvynų. Pagal tą serialą, kas dar jį atsimena. Antra grupė gal mažiau paplitusi, bet visiška baisi egzotika yra sintetiniai katinonai, pagal arabinį dusūną padaryti. Čia senesnės medžiagos, jos mefedronas toks tenai plačiai pagarsėjęs kai kuriuose socialiniuose tinkluose, MDPV, alfa-PVP, metkatinonas, kurį galima susintetinti ir pagal YouTube šitas instrukcijas iš daugelio prieš gripinių, prieš sloginių vaistų parduodamų be recepto. Ir žmonės tai darosi ir gaminasi ir po to vartoja. Tikslas yra gauti kažkokią euforiją, stiprėjusi tokį energijos antplūdį, sumažėja apetitas, bet jeigu visko per daug, tai nejučia tas sujaudimas pereina į nerimą, nerimas pereina į psichozę, tonusas pereina į tachikardiją, į dažną pulsą, 160, spaudimas eina
iki aparato viršaus, dėl įtampos kyla temperatūra, gali prasidėti inkstų problemos dėl raumenų irimo ir žmonės sako, taip nebūna, būna. Ir pati vyšnaitė ant torto yra tai, kas vadinama žitotų delyrų, kai kurie autoriai vadina netgi Halko sindromu. Halkas yra toks berniukas, šiandien pažiūrėjau filmą, taip ne visą, geras ofiso planktonas, kuris ten kažkas jam nepatinka, jis pasidaro žalės, piktas, nuogas, ten laksto į visus vartų ir labai blogai elgės. Taip atrodo katinonų perdozavimą. Kartą pamatęs, čia kaip vienais tokiais ledais, kartą paragavęs, skonį nepamirši visą gyvenimą. Kai pamatai vieną kartą, kai pamatai tą nesuvokiamą nežmonišką jėgą, agresiją ir ką jie dažniausiai savo būna pasidarę, tai ranką bando savo nusipjauti, tai mašiną apkandžioja, tai tokie visiškai keisti, nemotyvuoti, sako, jie visi agresyvūs. Ne. Psichoaktyvių medžiagų vartotojų agresija visų kitų yra nukreipta su kažkokio tikslu, štai yra betiksliai, jis gali susibarti su žmogumi, jis gali susibarti su stulpu, su mašina, su veidrodžiais labai pykstas. Ir tai yra būklė, kuriai maldyti kviečiami policininkai, dažniausiai keli ekipažą, nes jie būna labai stiprus, o čia reikia medikų. Nes jeigu pamato tokiam žmogui temperatūrą 40+, ir jeigu yra toks dalykas, tai jau 97 metais aprašyta tokio fenomeno sulaikymo rizika. Ir amerikiečiai jau pereitam amžiuje turėjo 100 atvejų aprašyta apie tai, kad toks pacientas, jeigu jis, jų net kalba tokia kažkokia keista, ten neįsižeidžia esperantininkai, bet aš tokia esperanto kalba, kad kalba nieks nesupranta, jis burbuliuoja kažką, tai bėgioja transporto sraute. Ir dėja po tokios psichozės, jeigu laiku negauna, temperatūra 40, yra fiksuota didžiausia 46,2. 40. Tai tu turi ribotą laiką tokį žmogų išgelbėti. Ir jeigu negauna, gali mirti. Sako, sulaikant policija mirė. Tazeriai jau neveikia. Toks žmogus reikalingas atpažinimo ir pagalbos. Pagalba yra, jo poreikis degonį didėja, sulaikytas rankos už nugaros, veido į žemę, policininkai spaudžia, degonis patikimam. Ir jiems po tokių psichozių, skirtingai nuo kitų medžiagų, labai dažnai lieka invaliduose, mirštamumo lygis yra labai aukštas. Nieks per daug per 30 metų nepasikeitė. Čia apie Ameriką šneki, ar čia Lietuvoje tokie dalykai vyksta, kur čia ne? Aš labai mėgstu skaityti spaudą internete. Ir čia yra nuoroda iš šaltinio. Vilnius sulaikyta 0,5 tonos į kokainą panašaus mefedrono. Vertė virš 700 milijonų eurų. Nutraukytė įdėta. Dėžučiai, tarsi. Taigi ne viskas sulaiko. Tai yra vaikšto tokios sumos ir tokie kiekiai 0,5 tonos. Tai, grubiai šnekant, visai Lietuvai ilgam laikui iš ten. Tegul tai eina tranzitu, bet žinant Lietuvų įpročius, kad nubirėtų, tai tarsi tai vyksta. Diagnostikos sunkumai yra labai sudėtingi, nes 90% juos nustatyk. Kitas dalykas, kad jau ES nepasakė, reikės daugiau tyrimų, reikės daugiau pinigų skirti toksikologijos tyrimams ir laboratorijam. Ką mes turim Lietuvoje? Mes Lietuvoje turim galimybę nustatyti, toks yra būdas iš nuotekų vandens. Nes kai žmonės šlapinas, jeigu ne ant kaimyno mašinos, tai jeigu šlapinas ten, kur reikia, tai pagal tą vandenį nuotekose neišsivalo viskas ir tie metabolitai neišsivalo ir gali sužinoti, kiek tam regione suvartoja, skaičiuoti iš gyventojų ir turėti vidutinį. Tai mes jau dabar esam tvirti vidutiniokai. Jokingiausia, liūdniausia ir baisiausia yra tai, kad čekai, kurie yra prisiekę tokių stimuliatorių vartotojai, vieni iš lyderių Europoje, parašė straipsnį prieš 2 metus apie tai, kad išleidus tokį vandenį upės, upėtakiai tampa priklausomi nuo metamfetamino koncentracijų, kurios ten yra, ir perkelus į švarų vandenį, jiems stebia abstinencija. Nes ne tik, kad patys užsėdama šito produkto, bet jau žuvis sodina. Apie tai, kad Lietuvoje nebeliko heroino, reikėtų pasakyti, nes vis dar tas terminas karts nuo karto pasirodo, pagal keičiamą švirkštų programą, mes ten juos tyrė ir jau 4 metai nebėra heroino. Jis senai išstūmė fentanilį. Ką mes Lietuvoje turim? Mes turim įrangą, mes turim žmonės, bet įranga neįgalinta, nes ten yra kažkokie juridiniai dalykai.
ir esame viena iš kelių Europos šalių neturinti diagnostikos iš biologinių terpių. Gal kas nors nori su manim pasiginčyti? Mielai, visada atviras pasiūlymam ir diskusijom. Su kuo tik aš nesu šitą temą šnekėjęs. Ir mūsų diagnostika yra 20 amžiaus pabaigos lygyje. Tai yra sustoję ties klasikinėm medžiagom, naujos medžiagos mūsų klinikiniam atvejam yra nepasiekiamas. Kodėl taip yra? Mes turim nusipirkę už savo pinigus įrangą, netoli čia stovi, visiškai ant takai. Turim žmonės, kurie puikiausiai, bet yra juridiniai dalykai ir tai nėra prioritetas spręsti. Kokia pagrindinė bėda yra su naujosiam? Aš manau tai, kad jos būtų atskirai ir žmonės žinotų, va čia yra naujosiam, jas parduoda vietoj klasikos. Dauguma vartotojų pajuto, kad su šitais nėra gerai. Ir dabar yra toksai poslinkis Europoje atgal link klasikinių, kokainas auga, kas beje mane kaip specialistą džiugina, kad visiems prie tų medžiagų, kurios yra klasikinės, kai visi žino, kaip gaminti, kaip gabenti, kaip pardavinėti, kaip gaudyti, kaip vartoti, kaip gydyti, buvo aiškiau. Su šitom tai kažkoks dvietukininkas pagamino prieš 3 savaitės, dabar nežinai, nei ką jisai pagamino, nei kaip gydyti. Net jo labiau diagnostikos neturi. Bet tas medžiagas kiša į senasias. Kodėl senos yra brangios? Nes tai kaip taisyklės yra augaliniai preparatai arba sunkiai sintezuojami. O čia yra chemija, čia įpili mažai, stiprų, kažkam nepasisekė, perdozavo ir galbūt esate girdėję tokių miesto legendų apie žiurknuodžius sintetiniuose kanabinoidus ir žiurknuodžius elektroninės cigaretėse, bet ne šiaip elektroninės, tiesiog su sintetinės kanabinoidais patenka. Kokia nesąmonė, kodėl turėtų dėti, bet po to kaip rado, 95 atvejais rado pradžioje, 95 atvejus, po to jau rado 300 atvejų, 8 mirtis aprašytos jau čia prieš keletą metų. Kodėl deda žiurknuodžius? Ir ten buvo įvairiausių sąmokslo teorijų, kad ten konkurentai, ten kažkoks ten žudikas maniakas, nieko panašaus, tik biznis, apie verslo mokyklą. Ne? Pasirodo, įdėjus žiurknuodžių, sintetiniai kanabinoidai skyla lėčiau, nes skaldo tas pats fermentas. Tai kol skaldo žiurknuodžius, šitie puikiausiai veikia. Reikia mažiau medžiagų. Atleisk mane, tu biznis yra biznis, nieko asmeniško. Tai va, tas žiurknuodžių dėjimas yra siekis gauti didesnį pelną, įdėjus tiek pat medžiagų. Baisu. Tai dabar, kaip jau sakiau, į Europą grįžta kokainas. Atskira pozicija, apie kurią truputį norėčiau užsiminti, yra vaistai. Apie tai, kad žmonės linkia piktnaudžiauti vaistais, pasakė seras Viljamas Osleris 19 amžiaus pabaigoje. Žmogus sukūręs rezidentūrą, žmogus išvedęs medikų studentus iš auditorijų prie ligonio lovas, tai šiuolaikinės medicinos vienas iš tėvų, nebijau. Sakė, troškimas vartoti vaistus yra ko gero unikali savybė, kuris skiria žmogų nuo gyvūnų. Mažai pasakosiu apie tai, kad yra dabar labai didelis toks tyrimas Europos Sąjungoje ir mūsų ligonė. Yra viena iš 2 Lietuvos ligonių, kuri dalyvauja tame kartu su Kauno klinikom, Respublikinės universitetinė ligonė. Ir žiūrim, kokios psichoaktyvios medžiagos priverčia žmonės kreiptis skubios pagalbos skyrius ir vaistai iš to vietą užima vis stipresnę vietą. Būtent vaistai, kuriais yra piktnaudžiaujama. Pagrindinės grupės yra raminantys, benzodiazepinai ir opioidiniai analgetikai. Yra toks tyrimas, ESPADAS, tyriantis 15-16 metų paauglius per visą Europą, ten 35 šalis, jeigu aš neklystu. 7 kartą atliktas, naujausių duomenys 13 metų, bet ir buvo aišku, kad moksleiviai vartoja receptinius vaistus raminančius ne pagal paskirimus. Europos vidurkis yra 9,2%, Lietuvos vidurkis yra 20%. Kas 5 moksleivis vartoja vaistus, kurių jie nepaskyrė gydytojas. Kas jiem duoda? Toks retorinis klausimas. Galvokit patys. Nes mes turim įprotį dalintis viskuo, ką turim geriausia. Tai jeigu man padėjo, aš duosiu savo vaikui, anūkui ar dar kažkam, tai dėl to, kad tai yra visai kitoks veikimo mechanizmas, visai kitokios smegenys, apie tai dažnai nepagalvojam ir kad prie to galima priprasti, apie tai irgi nepagalvojam. Ir mes šitoje vietoje Europai kraunam daugiau negu 2. Mes norime būti ramus. Studentų vartojimas irgi
čia poros metų ataskaita senumo. 13% vartoja, norėdami pagerinti savo produktyvumą ir vartoja tuos preparatus, kuriuos vartoja mano laikais, kurie jau įrodyti, kad neveikia, bet vis vien vartoja. Na, čia tokia, sakysime, stabdis toks. Antra grupė yra 20%, 19,4% vartoja didžiąją dalį merginos, daugiau negu vaikinai, su tikslu nuimti stresą ir išsimiegoti. Kartoju, be gydytojų, aš nekalbu tos, kurie vartoja gydytojų paskirimų, bet čia yra be gydytojų paskirimų. Kur perka? Bele kur. Pradedant internetu, baigiat Kalvarijų turgų, nueikit, kas netikit, pasižiūrėsit, jums patiks. Skaičiuojant ant galvos suvartojimą, mes 3 kartus lenkiam Latvijos ir Estus. Mes ramus norim būti. Ir tokiam kontekste Jaunųjų gydytojų asociacija ir Jaunųjų psichiatrų asociacija padarė tyrimus dėl benzodiazepinų ir ką pasakė, kad daugiau negu trečdalis vartojančių asmenų jos receptinius benzodiazepinus yra nuo jų priklauso. Ir vidinės vartojimo trukmė yra 86 mėnesiai, kai rekomenduota yra 2 mėnesiai. Tai yra mes lygiai 43 kartus viršijam rekomenduotą. Kodėl? Todėl, kad mes lietuviais esame gimę ir norime būti ramus. Labai stipri priklausomybė ir tame kontekste buvo išleistas nurodymas ministerijos, sakymas, kad tik tai elektroniniai receptoriai pradėjo mažėti. 2 metai mažėja. Ir mes matom tikrai, kaip žmonės kreipiasi ir detoksikacija nuo benzodiazepinų, nes jau šeimos gydytojas nerašo. Ir kaip sakė viena moteris, sakė, pas mane grįžo mano mama, kurios aš nemačiau 20 metų. Cituoju. Tai liečia ne tik benzodiazepinus, bet ir grupė, kuri dabar yra labai išplitusi ir tarp jaunimo, tai yra Z-hipnotikai, kurios sukūrė tam, kad būtų viskas gerai ir nebūtų nieko blogai. Bet jeigu pažiūrėti jų anotacijas, tai yra papiriukas, kurį doras lietuvis iš karto išmeta. Ten parašyta neilgiau 4 savaičių. Kodėl? Todėl, kad Europos medikamentų agentūra taip liepia, nes kitaip vystosi nemiga ir mieguistumas dieną. Tai yra migdomieji, kurie veikia puikiai, ilgiau vartojami pradeda veikti atvirkščiai. Čia kaip greitieji kreditai, gal kažkam padeda, bet ne ilgą laiką. Ar gali sukelti priklausomybę? Taip, bet netgi medikai ne visą laiką tai įvertina. Pirkti galima, kaip jau sakiau, bet kur. Nesu, taip sakant, Kalvarijų turgaus atstovas spaudai, bet kas nuo karto ten nueina, man sako, jums ponas ko, sako, aš tik pažiūrėti, ar aš dar turėsiu darbo. Taip, turėsiu. Įdomiausia yra tai, kad nieks sako, tarnybos mes dirbam tik su legaliom vaistinėm, policija sako, vaistai ne mūsų. Ir internete, pavyzdžiui, parduodu tam tikrą vaistą, žiūri, kad 4 metais pats telefonas, likučiai, nekoks tamsus internetas. Tai jūs iš tiesų turit pažįstamų, kurie vartoja, jie gali būti kuo toliau to jaunesni žmonės, bet tai yra lazda su 2 galais ir tas išlošimas yra, jeigu jis ir yra, tai jis yra trumpalaikis. Nereikėtų pasiduoti pagundai gydyti patiems, tai yra, tegul tai daro žmonės, kurie turi medicinos diplomus. Jeigu tokių yra, tai šiuo metu šeimos gydytojai puikiai žino, ką tokiais atvejais daryti. Jie patys gali taikyti tam tikras schemas, atskirais atvejais siunčia profesionalams. Tai, kaip sakė Paracelsas, Teotrastus Filipus Aurols Bombastus von Hohenheim, pirmojo toksikologijos vadovėlio autorius 1538. Nebuvo daugelio dabartinių specialybių, toksikologija buvo. Sakė, visos medžiagos yra nuodai, nėra vienos, kur būtų nuodas, tik dozė daro medžiagą nuodą. Beje, Paracelsas 2 kartus buvo mano mylimam mieste ir pasakė, parašė, jeigu galima tikėti knyga iš Vilniaus universiteto filosofijos chrestomatija, tai yra, kad miestas yra ypatingai purvinas, o miestiečiai nesuvokiamai daug geria. Geros dienos visiems, viso geriausio.